mes pagaliau turim platformą Lietuvoje. Platformą, ant kurios jūs visi galėsit pastatyti savo namą. And I'm super excited because we only decided this like 2 weeks ago, but looking at the house here, I know that Electrona is winning big. Labai džiugu, kad ši kompanija tokiais sparčiais žingsniais veržiasi į Europą. Smagu, kad mūsų maža lietuvėlė kažką tai pradeda. Ši kompanija mane labiausiai sudomino ir patraukė produkto efektyvumu, kur negalima tylėti, išbandžius, norisi dalintis. Man patinka produktas, vartoju pati ir stebiu rezultatus. Aš visada ieškojau produkto, kuris žmogui, iš tikrųjų skirtas žmogui yra. Pati vartoju produktus, produktai yra labai veiksmingi 100%. Pamilau pačią kompaniją, jos misiją, jos viziją ir tai darau su tokia meile, kad tapo ne darbas, o malonumas. Žmonės gražiai viskas apsirengę, pasiruošę. Visi šypsosi, visa ta atmosfera labai šilta, ta muzika tiesiog įkvėpia. And so, at last I've kept my side. Now I know my love is right. It is so good to be in love. It's a holy feeling that I have. And so, at last we are together. Labai teigiama energija, aš energijos labai jaučiu, tai tikrai labai pozityvi, teigiama energija, įkvėpimas, gera aura. Labai patiko, kad ir prezidentas atvažiavo, tai pamatyti gyvai buvo malonu. Buvo įdomu pamatyti patį lyderį, tą žmogų, kuris kūrė, kuris pradėjo, man tas buvo labai įdomu. Pamačiau žmonės, su kuriais dažniausiai susitinkam tik online, o dabar pamačiau gyvai, galima pasisveikinti, apsikabinti, pakalbėti, tai tikrai labai nuostabios emocijos. Suprantu, kad tokių renginių bus daugiau ir juose dalyvausiu. Labai patiko viktorina apie kompaniją ir apie produktą. Žinau, kad sunku išskirti. Iš tikrųjų, viskas patiko, čia nėra ką išimti iš to renginio. Kai aš pasižiūrėjau atlygio planą, žinodama, kad produktai tie veikia, plius turėjau pažįstamą moterį chemikę, kur nusinčiau pasižiūrėti sudėtį ir jinai pasakė, Irena, wow. Man labiausiai patinka atlygio planas. Negaliu, tai yra toks dosnus, kad nebūti šitoje kompanijoje, nežinau tada kur būti. Ir linkiu kiekvienam pamatyti, kur slepiasi pinigai.